Mamos žurnalas. Laida mamytėms ir tėveliams. Laidą remia Junior sirupai. Šaukštas laisvo kvėpavimo Junior eukaliptus. Šaukštas imuniteto Junior echinacea. Šaukštas saldaus miego Junior relax. Junior sirupai. Natūralu, skanu, veiksminga. Junior sirupų ieškokite visose gintarinėse Norfos ir Litfarma vaistinėse. Sveiki, šioje laidoje pasidalinsime Mamos žurnalo skaitytojos Rūtos mintimis apie didžiąsias metų šventes. Kokia šventų kalėdų prasmė ir kaip galėtume šį laikotarpį padaryti ypatingu? Kūčios – burtų vakaras, todėl prie kūčių stalo turime sėsti visokią prasme švarūs, be blogų minčių, susitaikę su kaimynais, dovanoja skriaudas. Labai svarbi kūčių vakaro dalis yra burtai. Sakoma, kad čia naktį laikas ir erdvė praranda įprastus metmenis. Pasaulis atsiduria pradinėje būsenoje, įmanomi ateities spėjimai. Nemažai burtų susijusių su vandeniu. Vandenyje galima pamatyti ateitį. Šią stebuklų naktį vidurnaktyje vanduo pavirsta vynu, o gyvuliai prašneka žmogui suprantama kalba. Ištarti linkėjimai, žodžiai turi galios ateičiai. Štai keletas įdomesnių kūčių nakties burtų. Ilgiausiai valgęs kūčias, ilgiausiai gyvens. Kas pirmas kūčias pavalgys, tam kitais metais darbai puikiai seksis. Po kūčių vakarienės mamos pila ant vaikų galvų grūdus. Tas, kuris daugiau grūdų sugauna, bus turtingesnis. Suglamžyk popieriaus lapą, padėk ant skardos ir jį uždek. Reikia žiūrėti jo šešėlį ant sienos ir iš matomų vaizdų spėti ateitį. Kalėdų pirmoji diena buvo laikoma šventa, todėl buvo vengiama visų nereikalingų darbų. Buvo valgomas tik iš anksto paruoštas maistas. Didžiąją kalėdų ryto dalį buvo giedama ir dainuojama. Labai didelė magiška jėga buvo priskiriama sveikinimams bei linkėjimams. Jie buvo laikomi savotiškais užkalbėjimais, turinčiais nebejotinai išsipildyti. Tik vėliau žmonės eidavo vieni pas kitus ir sveikindavo su šventomis kalėdomis. Labai smagi kalėdų tradicija – kalėdotojai. Būrelis persirengėlių. Jie lanko namus, gieda kalėdinės giesmes. Kalėda žmogus apsirengęs išvirkščiais kailiniais, susijuosęs rankšluošiu, prisilipinęs linų barzdą, ant nugaros prisitaisęs kuprą, paimdavo krepšį, lazdą ir eidavo iš vieno kaimo kitą. Sveikindavo, linkėdavo, giedodavo giesmes, juokaudavo, šokdavo su vaikais, dalydavo riešutus, o jį šeimininkai vaišindavo. Kalėdojimas tai puikus būdas ir proga susitikti ir valandėlę pasidžiaugti vieni kitais. Vaikams persirenginėjimas didžiausia atrakcija. Juk tikrai per kalėdas važiuojate aplankyti tėvų, brolių ar senelių, o jei nevažiuojate, užeikite pas kaimynus. Pasiverskite kalėdotojais, padarykite staigmeną ir lai jūsų palinkėjimai jiems užsipildo. Naujieji metai – tai kita laukiama kalendorinė šventė, dar žiloje senovėje apsupta burtų ir magijos. Naujų metų dienos išvakarėse taip pat buvo persirengiama įvairiomis gyvulių kaukėmis, einama per kaimą ir linkima gerų ateinančių metų. Buvo vaizduojama senų metų kova su naujaisiais, kur laimėdavo pastarieji. Žmonės tikėjo, kaip sutiksi bei praleisi naujuosius metus, tokie ir bus ateinantys metai. Todėl visi stengiasi būti linksmi, nerūpestingi ir geranoriški. Tikrai naujųjų metų vakarėlis bus linksmesnis, jei sugalvosite temą ir leisite tai daryti savo mažiesiems. Jie tą sugeba labai gerai. Paklauskite, kuo jie norėtų būti. Susigalvokite pristatymą ir žaidimą susijusį su jūsų personažu. Daugiau apie šią šventę skaitykite mėnesinėme leidinyje Mamos žurnalas. Žiemos šventės bene daugiausia džiaugsmo teikiantis vaikams metas, tačiau kartu su kalėdų seneliu neretai mus aplanko peršalimas, varvanti nosis ir peršinti gerklė. Todėl laidos rėmėjai primena – žiema peršalimo ligų sezonas. Gydant tokias ligas visuomet patartina rinktis kuo natūralesnės ir saugesnės priemonės. Idealus pasirinkimas – vaistažolės ir iš jų paruošti preparatai. Belgų kompanija Tilman filoterapijos srityje jau dirba daugiau nei 65 metus. Kompanijos ištobulinta augalinių produktų receptūra leidžia pasiekti norimus rezultatus nenaudojant cheminių preparatų. Įprastų peršalimo ligų simptomų kamuojama vaikelį gydantiems tėveliams patartina išbandyti naująjį Tilman Junior eukaliptų sirupą, kurio sudėtyje yra apskritalapių eukaliptų lapų hidroglicerininio ekstrakto.
Apskritalapis eukaliptas iš Australijos kilęs augalas, kurio lapai nuo seno naudojami gydant įvairias ligas ir negalavimus. Tillman Jr. eukalipto sirupo sudėtyje esančio apskritalapio eukalipto kaupiamosios veikliosios medžiagos pasižymi stipriu antiseptiniu, skausmą ir uždegimą malšinančiu, spazmus atpalaiduojančiu veikimu. Todėl Tillman Jr. eukaliptus sirupo labai tinka vartoti, kai reikia palengvinti virusinės infekcijos sukeltus simptomus, ypač kai vargina užgulta nosis, pasunkėjęs kvėpavimas bei peršti gerklę. Laidą remia Junior sirupai. Šaukštas laisvo kvėpavimo Junior eukaliptus. Šaukštas imuniteto Junior echinacea. Šaukštas saldaus miego Junior relax. Junior sirupai. Natūralu, skanu, veiksminga. Junior sirupą ieškokite visose gintarinėse Norfos ir Litfarma vaistinėse.